Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, 15 min skaitytojai ir žiūrovai, su jumis 15 min studijoje sveikinasi žurnalistė Ida Mažutaitienė. Apie hemorojų yra labai daug mitų ir tai yra liga, apie kurią kalbėti nedera, lyg nesmagu, bet apie ją mes šiandien ir kalbėsime su manodaktaras.lt platformoje konsultuojančiu pilvo chirurgu Donatu Dainiu. Sveiki. Sveiki. Noriu paklausti, kadangi jinai tokia lyg ir mitais apipinta ir tokia, apie kurią kalbėti ir nemalonu, ir lyg ir nefaina, sunku pasakyti, ar tai yra labai dažnas atvejis, ar tai yra populiari liga, kaip čia paklausti, ar vis dėlto nedaug tų atvejų. Gal pasakysiu tiek, kad visuomeniai kol kas aktyviai garsiai niekas labai ir nekalba, nesigiria, kad serga ta liga. Tačiau tai yra tikrai dažna šių dienų liga, kuria susiduria kiekvieną savo gyvenimo veikloj. Ir dažniausia atsiradusios problemos išangėje, analinio kanalo problemos iššaukia tai, kad mes ieškom kažkokios informacijos. Internete klausiam, patyliukais, turbūt garsiai tikrai nieks nesigiria tuo, dėl to tai atrodo, kad tai yra reta liga, tačiau yra tikrai dažnai pasitaikanti ir vis daugiau atsirandančios tos informacijos, švietėjiškos informacijos leidžia tai, kad ta liga ir būtų laiku gydoma, neužleidžiama jos vėlyvėse stadijose, kad tas iššauktų kuo daugiau komplikacijų. Tai tikrai yra dažnas susirgymas šiais laikais ir aš manau, kad tikrai reikia to žinojimo apie šią ligą. Tai nėra kažkas labai piktybiško, ar tai nėra onkologinė liga. Bet bendrai tai nėra taip gėdinga ir neaišku, ar ne, kodėl tu jas susirgęs nieko kažko tokio moralaus ar panašiai dažniausiai nedarai. Labai džiaugiuosi, kai ateina pacientas ir sako, rekomendavo ateiti pas proctologą ar draugas, ar kolegas, ar šeimos narys. Vadinasi, žmonės kalba tarpusavėje, dalinasi informaciją ir automatiškai tas palengvina tai, kad žmogus ne taip, kad slepia tą problemą, bet ateina laiku pas specialistus. Tai tą tikrai reikia akcentuoti ir nebijoti pasirodyti, ypatingai praverti ar proktologo gydytojo duris. Ir ne visada tai apipinta mitais, kad labai ar apžiūra yra nemaloni ar traumuojanti. Tai užtrunka keletą minučių ir tikrai tai nėra. Bet jinai su kažkokia intervencija ar kaip? Ne, yra labai nemaža dalis pacientų, kurie sako, mane reikės nuskausminti, ar aš būsiu primigdytas, ar ne, ar aš matysiu, ar aš girdėsiu. Taip, jūs ir girdėsit, ir matysit, ir jausit. Tai nėra skausminga procedūra, tai apžiūros metu visada jį trunka keletą minučių, tiesiog yra apžiūrima tiesioji žarna specialių instrumentų, rektoskopų ar anoskopų vadinamų. Ir tai nėra traumuojant dėl to, kad mes naudojame įvairius lubrikantus būtent apžiūrai. Ir tikrai pacientas ar žmogus, kuris pirmą kartą su tuo susidūrė, nusiramina jau po visko. Antrą, trečią kartą, jeigu liga atsinaujina ar tenka vėl pakartoti vizitą pas gydytoją proktologą, automatiškai jau būna žymiai lengvesnis. Dažniausiai tai yra psichologinis faktorius prieš pirmą vizitą, nes pacientas nežino, ko laukti. Kokios yra priežastys, ar ne? Jeigu mes kalbėtumėm, kokios yra dažniausios ir kadangi paprastai kažkokia šita liga siejama su vyrais, kodėl ir ar čia tikrai taip yra? Lyčių skirtumo nėra. Tarp būtent šios ligos atveju serga tiek vyrai, tiek moterys vienodai. Kas įtakoja, tai jeigu seniau būdavo prieš 20 metų, prieš 15 daugiau vyresnių žmonių liga, 50-60 metų amžiaus. Dabar pacientai jaunėja dėl to, kad gyvenimo būdas jų pasikeitęs yra. Ir tiek COVID situacija, apskritai vartojiškumo epidemija, kaip aš vadinu, tai yra tai, kad mes viską gauname čia ir dabar, tiek paruoštą maistą, tiek ir mūsų darbai atliekami jau vyksta nuotoliniu būdu, mums reikia kuo mažiau judėti ir rinktis vis prašiau paruoštą maistą. Tai reiškia, tas mūsų gyvenimo būdas yra ydingas, būtent padeda šiai lygai formuotis. Viena iš priežasčių yra, šiaip kas lemia
100% nėra dar tokios įrodyta, bet kas nulėmė, kas padidina riziką susirgti šią ligą, yra tiek ir genetiniai faktoriai, ar ne, tai yra tai, kad jeigu tėvams seneliam buvę silpnesnės kraujagyslės išangės srityje, mums irgi turi didesnės įtakos, taip pat ir labai tada yra gyvenimo būdas. Įtakoja tai, kad ta liga tikrai kažkada mums pasibels į duris ir mes turėsime didelis problemą būtent toje vietoje. Kokie simptomai, ar ne, pirmieji rodo, kad mes susidūrėme su ta liga, apie kurią taip sunku visiems pasakyti ir ne tai, kad nereikia, aišku, visiems sakyti, bet net gydytojai nori pasakyti, ar nesunku pasakyti. Ir klausimas, ar žmonės iškart suvokia, su kuo jie susidūrė? Dažnai, aš galiu duoti net konkretų pavyzdį, konsultavau ir žmogus sako, vieną kartą pakraujavo, nurimo viskas. Pamiršau ir niekur nesikreipiu. Antrą kartą pakraujavo, kelių mėnesių bėgė, norėjau registruotis, vėl praėjo viskas, o ką man eiti pasirodyti. Ir tas vis tokie pasikartojimai pacientams priverčia tada, kada jau kartojasi dažnai. Ar ne, kažkokie problemos, tada jie sunerimsta. Simptomai, kokie gali būti būtent prie hemorojaus šios ligos, tai yra tokie, kad kažkas atsitinka ne taip, negu įprastai mums tuštinantis, sėdint, tai reiškia, skausmas gali būti išangės srityje. Vienas iš dažniausių simptomų yra kraujas, šviežias kraujas, nes kraujas tai yra traumuojami tie mazgeliai, iš kurių ir pakraujuoja, tai būna šviežias kraujas, ar valandas ant popieriaus, ar ant išmatų, ar tiesiog matome lašais ant klozeto, ta prasme, kad tai yra vienas iš dažniausių simptomų. Skausmas, kraujas, kažkoks guzelis, mazgelis išangės srityje, kitiems dar gali būti ir niežulys, chroninis, lėtinis kažkoks be aiškios priežasties. Dažniausiai, tai yra dažniausiai simptomai, tačiau tiesiog reikėtų ir nepamiršti, kad panašus simptomai gali būti ir prie kitų ligų. Taip, analinio kanalo viena iš dažniausių ligų yra hemorojus, tačiau kitos ligos tokios kaip ar išangės fistulė, ar išangės įplėša, ar pati baisiausia, kaip dėl ko mes norim visada, kad pacientai tikrintųsi onkologinės lygos, tai yra tiesiosios, analinio kanalo onkologinės lygos, tai yra navikai, tai irgi gali išpanašauti panašius simptomus. Tai dėl to labai svarbu žinoti, kas ten yra. Tai neužleisi simptomai, kad tęsiasi eilę metų, arba 3 ar 4 metus. Jeigu mums gyvenimo kokybė nukenčia, visada vertėtų tikrintis, vertėtų suprasti, kad aš turiu žinoti, tai yra pacientas turi žinoti, kas su manimi darosi būtent toje srityje. Jūs sakot, kad kartais tikrai porą simptomų žmonės pamato, ar ne, po to pamiršta, vėl grįžta prie to paties. Kaip šita liga progresuoja? Nes turbūt netaip ir dažnai, ar ne, žmonės susiduria su labai jau rimtom, sakykime, ar chirurginiam intervencijom ar panašiai, tai kaip yra su jos tuo progresu? Taip, tikrai nemaža dalis žmonių nesikreipia iš karto, tikrai dalis žmonių ir apskritai irgi visą gyvenimą pragyvena, tik vieną kartą ar keletą kartų turėjo simptomas, bet niekur nesikreipia, jiems ir nereikia. Nes kada jau simptomai pradeda varginti, tada tikrai ta veikla mūsų normali, aktyvi, jinai sutrinka ir mes ieškom jau pagalbos, vaistų pagalba, ar kreipiamės į gydytojus, ar jau gydymo rimtesnio reikia. Tai esminis dalykas tai, kad kalbant apie būtent tą problemą, tai vertėtų žinoti tai, kad su kokiais mes simptomais susidurėm ir kaip mes juos išspręsime. Tai vadinasi, jeigu mes patys negalime susitvarkyti, tada būna dalis žmonių, kurie kreipiasi pradžioje į vaistininką, į šeimos daktarą, nebūtinai bėga pas chirurgus ar pas kitos, ar net pas gastroenterologą kreipiasi dėl tų problemų. Tai dažniausia tai tikrai rasti problemos sprendimą, jeigu mums kartojasi ir kartojasi. Nes tai, sakau, kad svarbiausia nepražiūrėti piktybinių ligų, o jeigu mes turim gerybinį susirgymą, tai hemorojų, žinoti, kaip jį suvaldyti. Žinant, kaip jį suvaldyti, mes galime išvengti ir operacijos, ir galime išvengti, kaip ir jūs ir klausėte, tos ligos progresavimo. Ir jeigu mes, tarkim, viena iš priežasčių vidurių užkietėjimas, ar ne, yra, ir jeigu mes to nesuvaldome, nesikreipiame specialistus, mitybos specialistus, kas mums koreguotų mitybos režimą, automatiškai ta liga, hemorojiniai mazgai progresuoja.
Tai mes jas vertinam pagal stadijas, 1, 2, 3, 4. Ir jeigu žmogus nesikreipęs laiku, jinai progresuoja ir automatiškai mes turime jau žymiai pažengusią lygą, kada jau gydymas vaistais ar gyvenimo būdo keitimu jau nebeefektyvus. Tada jau reikia rinktis rimtesnį gydymą. Koks tas rimtesnis? Rimtesnis gydymas tai yra jau pradedant nuo neinvazinių, tai reiškia, kad mes konsultacijos metu galime pasiūlyti gydymą, tai ar dėti guminius žiedus ant tų hemorojinių mazgų, ar yra ir krioterapija, gydymas šalčiu. Kitos jau rimtesnės, tai yra daugiau darančios, pašalinančios didesnį hemorojinio audinio dalį, tai jau yra reikalingos narkozės, anestezija, reikalingas operacinis gydymas, kurių metu jų yra įvairių tų metodikų, nuo lazerinės hemorojų šalinimo operacijos iki išpjaunančiosios. Tų metodikų yra tikrai daug, bet tai dažniausiai priklauso kokio tipo, kaip atrodo tas hemorojinis audinys, ar yra didelis odos perteklius, ar iškrenta tas mazgas, ar tai yra daugiau vidinis mazgas. Tai jau parenka gydantis gydytojas pagal tai, kaip yra būtent aptarė su pacientu gydymo galimybės ir nusprendžia, kuris optimaliausias būtų gydymo chirurginis būdas. Kodėl apskritai, kas įvyksta ten organizme, kad jis susiformuoja ir apskritai, ar ne? Kaip tai atsitinka? Kodėl tai susijęs su fiziniu aktyvumu ir mityba? Aš galiu pasakyti taip, kad ten, kur formuojasi hemorojiniai mazgai, labai yra gera kraujotaka. Gerai išvystas kraujagyslinis tinklas ir kai tas kraujagyslinis tinklas, tos veniniai rezginiai išvešėja, padidėja, mes jau pradedam vadinti hemorojiniais mazgais. Taip, tai mūsų tikslas yra panaikinti tuos pakitusius, išvešėjusios hemorojinės kraujagyslės ir toje srityje būtent ar mes stanginame stipriai, ar užkietėję viduriai, ar sunkiai fiziškai dirbam, didelis spaudimas būtent į tą vietą, dėl to silpniausios kraujagyslės linkusios viešėti ir taip mes turim, kad tą audinį didėjantį ir dėl to mes jau, kaip minėjau, skirstom į tam tikras stadijas. Tai tiesiog paprastai supratimą aš galėčiau palyginti su varikozinėmis kojų venomis, tai yra hemorojus ir varikozės išangės srityje tai yra lygybė. Tai reiškia, kad jeigu mes turim varikozinės kojų venas, mes galim suprasti, kad jeigu mes turime varikozinės išangės venas, tai yra identiškai atrodantis procesas, tai dėl to mes būtent ten jau vadiname hemorojumi. Ar egzistuoja vienkartiniai atvejai, ar ne, kad jeigu vieną kartą kažkaip čia viską susitvarkiau, tai gal tada jau man daugiau ir nebegresia. Ar vis dėlto tai yra labai rimtas ženklas, kad jau čia man reikės visą gyvenimą apie tai galvoti? Taip, įvairiai. Kai kuriems būna kartą į 5 metus vieną kartą simptomas, bet tai visada kalbi su pacientu, išsiaiškini, kas įtakojo tai. Ar kažkur išvyko, pasikeitė mitybos režimas, užkietėjo viduriai ir automatiškai atsirado tie simptomai. Tai tas niekada negali pasakyti tam pacientui, kad jums kartosis. Taip, galbūt tai vieną kartą gyvenime įvyko, tiesiog mes apsaugai pasakom, ko nedaryti arba ko vengti daryti. Tai jeigu, kaip užkirsti tą kelią, kad nesikartotų, bet jeigu mes jau turim didelius mazgus hemorojinius, ar ten 2 ar 3 stadijos, aišku, kad jau tai yra didelė rizika, kad kažkada atsikartos. Nes jau mažesnių faktorių reikia tam, kad išprovokuoti tą paūmėjimą. Ir automatiškai, jeigu mes, kiekvienas paūmėjimas formuoja tai, kad tie mazgai po truputį didėja ir mes jaučiam, kad mūsų situacija ten keičiasi ir automatiškai gydymo jau reikia dažniau. Tai visada profilaktikai mes sakom, kad pirmas dalykas tai turi būti reguliarus sportas, tai yra aktyvi veikla. Neturim, jeigu mūsų yra sėdimas darbas ir sėdim 5 dienas per savaitę, kiti ir daugiau, dirbam po 12 valandų ar daugiau sėdimą darbą, automatiškai fizinis aktyvumas yra būtinas tam, kad stiprinti kraujagyslės, stiprinti, kad jos nebūtų lengvai pažeidžiamos, nelengvai, kad nesiformuotų uždegimai ir automatiškai tas yra kaip profilaktika, ar ne? Antras dalykas, kas iš tų profilaktinių priemonių mes labai akcentuojam, tai kad ir mityba, kad nebūtų užkietėjusių vidurių. Taip, daugiau skaidulinis maistas ir ar
ar tas visas greitas maistas, tas nebūtų kiekvieną dieną kaip rutina. Mes turime žiūrėti sveikiau maitintis, aišku, visi tai akcentuoja, bet mes turim jausti, kada mes nusižengiam, tai tą daryti rečiau. Kaip greitai galima, nežinau, susitvarkyti ar ne tą problemą? Aišku, turbūt nuo stadijos čia priklauso, bet sakykime, nežinau, apie vidutinį sunkumą arba ten, jūs pats turbūt žinot, kokių stadijų daugiausiai būna. Taip, įvairiai taip, kad jeigu hemorojus nėra pažengęs, tai yra jeigu pirmosios stadijos, pirma, antra stadija, dažniausiai net užtenka ir nueiti į tą pačią vaistinę, paprašyti vaistų nuo hemorojaus ir visada vaistininkas paskirs būtent stiprinančius kraujagyslės vaistus ir vietiškai veikiančius, uždegimą mažinančius, skausmą mažinančius, tabletės, žvakutės ir tas yra gydymas tikrai efektyvus. Jeigu liga jau yra pažengusi ir automatiškai jau to gydymo vaistais efektyvumas yra mažas, tai tada jau reikia rinktis jau gydytoją chirurgą, kuris jums padės jau tuos hemorojinius mazgus vienokiu ar kitokiu būdu šalinti, nes jau vaistais tai tik tai gyvenimo kokybė trumpam laikui pagerėja, po to vėl atsinaujina ir vėl atsinaujina. Tai tas labai priklauso nuo stadijos ir kiek efektyvus gydymas yra vaistais. Apie kokį mes skaičių žmonių maždaug kalbame? Gal yra kažkokia statistika, ar ne? Kiek žmonių su tuo susiduria? Statistika yra taip, kad apie 50% visų žmonių susiduria gyvenime su kažkokiais simptomais. Tai ar niežulys išangės, ar kraujas, ar guzelis kažkoks atsiradęs, diskomfortas. Iš tų susidurančių žmonių tikrai ne visi yra operuojami ir ne visi gydomi labai intensyviai. Tik trečdalis jų reikia aktyvaus gydymo vaistais. Ir tik tai iš jų dar 10% reikalingas operacinis gydymas. Lietuvos mastu, aš galiu taip pasakyti duomenis kelių metų atgal, tai yra atliekama dažniausiai virš 2000 operacijų hemorojų gydyti per metus Lietuvoje. Skaičius nėra mažas, iš tikro, aišku, daug labai to statistikos nėra, kokios atliekamos minimaliai invazinės procedūros, kurios nėra protokoluojamos visos Lietuvos mastu. Tai jūs sakote, kad iš esmės dar daugiau turite? Taip, statistika nėra vedama, bet tačiau operacijų, kurios atliekamos stacionare, ligoninėse, jų yra apie 2000 per metus, tai Lietuvos mastu tai nėra mažas rodiklis. Ar pastebima, kad su amžiumi arba su tam tikrais kitais gyvenimo etapais, ar nesakykime, kad, nežinau, paauglystėje, senatvėje kažkada labiau tas paūmėja? Paūmėja labiau, ypatingai vyresniam amžiuje, nes silpsta mūsų analinio kanalo tiek raumenys, tiek lengviau traumuojasi tos kraujagyslės, daugiau būna ir vidurių užkietėjimo problemų, tai automatiškai polinkis yra didesnis didėjant amžiui. Taip. Tai įtakoja daug ir gyvenimo būdas, ir visokios gretutinės lygos, daug gali priežasčių, dėl ko ar gali ta sritis būtent lengvai pažeidžiama ir tiesiog iššaukti vienokį ir kitokį paūmėjimą šios lygos. Tai jaunesniam amžiuje tai rečiau pasitaiko, bet pasitaiko, kaip minėjau, sakau, tiems pacientams, kuriems yra genetinis faktorius, kurie ateina ir 18 metų pacientai, ir 25 metų pacientai, 25. Tai tikrai nėra taip, kad jums negali būti hemorojus, jeigu jūs esat jaunas žmogus. Tai nėra didžioji dauguma pacientų, bet pagrindinis dabar didžiausia dalis pacientų yra tarp 30 ir 45 metų amžiaus. Tai yra žmonės, kurie labai aktyviai gyvena, labai aktyviai dirba, intensyviai dirba. Sėdėdami, ypatingai sėdėdami. Seniau sakau, kai buvo tolimųjų reisų vairuotojų liga, ar ne, kurie dabar ofiso darbuotojų tikrai galim tiesiog sutikti su tuo, nes darbas yra tikrai ilgas ir sėdimas. Apie nėščias moteris pasikalbėkime, nes tikrai labai dažnai kaip vienas iš, kaip pasakyti, tikslinių grupių ar ne šitos ligos yra nėščios moteris, kodėl ir ar tai kažkokia indikacija, kad senatvėje gali pasikartoti? Taip, nėštumas yra dalis to, kad moterims ypatingai paskutinėme trimestre didėjant vaisiui
atsiranda vidurių užkietėjimai ir automatiškai turi didelė dalis moterų turi šią problemą ir tikrai ateina ir konsultacijoms paūmėjimo metu. Aišku, mes negalime jų operuoti, atliekamas tik minimaliai invazinės procedūros, tačiau taip pat ir gimdymas, sunkus, komplikuotas gimdymas, didelis stanginimasis gimdymo metu gali įtakoti tų mazgų atsiradimą. Tačiau ne visoms reikia specialaus gydymo pagimdžius. Tai, sakoma, keletą mėnesių ar pusę metų tikrai nebėgti pas chirurgą dėl operacijos, šalinti tų mazgų, tikrai reikėtų pažiūrėti, ar simptomai dingo. Jeigu dingsta simptomai, kas yra tikrai didžioji dalis moterų po to nebejaučia jų, gali atsikartoti simptomai po 14 metų, po 20 metų, tada tikrai pasakoja, kad tai buvo komplikuotas, sunkus gimdymas, buvo problemų tuo metu ir sako, aš niekada dar neturėjau daugiau bėdų su hemorojumi, bet amžiui bėgant ta liga gali grįžti dėl to, kad sakau, kad jeigu tie vidurių užkietėjimai, jie grįžta. Stanginimas jis atsiranda, gyvenimo būdas įtakoja, tai tas jau per nėštumą susiformavę mazgai, jie tada turi jau polinkį po truputį didėti. Tai moteris tikrai yra viena iš dažniausių priežasčių yra nėštumas susiformavimui, tačiau tai nebūtinai yra indikacija jų šalinimo ir specialiam gydymui kažko tikrai nereikia bijoti, kad jeigu tarp nėštumų, po pirmo nėštumo mes turėjom problemą, planuojam antrą nėštumą, tai tikrai nebūtina bėgti ir šalinti tų mazgų, nes gali būti, kad antras nėštumas bus visai kitoks ir tokių problemų nebus. Jūs kalbate apie tai, kad fizinis aktyvumas yra prevencija, ar gali būti, kad per didelis fizinis aktyvumas išprovokuoja, ypač kalbant apie svorių kilojimą? Taip, kas per daug irgi nėra gerai, ar ne? Tai ypatingai ne savo jėgai dideli fiziniai krūviai irgi įtakoja, tai daro priešingai, tai negelbsti, o kaip tik pablogina situaciją. Tai iš kitos pusės kalbant, vyrų viena iš dažniausiai priežasčių atsiradimo yra sunkus fizinis darbas. Tai reiškia, kad svorius kelia ne savo jėgai ir tą daro dažnai. Kalbant apie profilaktiką, tikrai nerekomenduojama, jeigu mes norime sveikesnio gyvenimo, tikrai užsibriežti nepasiekiamų tikslų būtent labai aktyviai sportuojant. Tai reiškia, kad didelius fizinius krūvius, ar ilgos distancijos kažkokios, tai nėra gerai. Ar yra pastebima, kad, sakykime, vyrų būtų prastesnė, ne diagnostika, bet ar ne vėlesnės stadijos, atsižvelgiant į tai, kad vyrai paprastai... Didesni mazgai, ar taip, ar kaip? Ne, kad dažniau prastesnė aptinkama, prastesnė jau progresavusi liga, nes vyrai gerokai rečiau bendrai kreipiasi į... Taip, vyrai galbūt tiek ir apžiūros metu, sakau, kad visada tie pirmą kartą tikrai moterys lengviau tą procedūrą, apžiūrą priima, vyrai tikrai yra daugiau bailesni šioje vietoje, drąsos mažiau yra, dažniau turbūt ir vėliau kreipiasi, nes ta prasme tikrai yra, kada vargsta ir ne vienerius metus, vargsta turėdami paskutinės stadijos hemorojų, tai automatiškai tikrai tos drąsos vyrams yra mažiau, nes galvoja, kad viską susitvarkysiu, gal, kad tikrai ar išgysiu, ar padės man, žvakutes naudoja, ar ten kažkokį tepalą. Tačiau tada, kada jau nebeįmanoma ar sėdėti, ar jau normaliai dirbti, automatiškai jie jau niekur nebesideda ir pasirodo. Ta prasme, kad ten jau baimė nugali viską, ta prasme, bet po operacijos, po pilno sugyjimo, tada jie tikrai daugelis sako, kodėl aš to nesidariau anksčiau. O atsinaujinančių atvejų po operacijų yra, ar tai jau kaip ir viskas baigėsi? Taip, tikslas yra mūsų pašalinti pakitusias kraujagyslės. Sveikos kraujagyslės jos tikrai yra ir palaipsniui per eilę metų gali susiformuoti vėl. Todėl visus pacientus tikrai ir pamokom, kad po operacijos tai nėra visam gyvenimui operacija. Reiškia, mes turim suprasti, kas mums sukėlė šitą bėdą ir mokintis profilaktikos priemonių, tai tam, kad užkirsti kelią, kad liga neatsinaujintų. Taip, ne visiems atsinaujina, bet
tie, kurie ydingai gyveno kaip iki operacijos ir taip pat po, automatiškai yra didesnė rizika, ta problema gali kažkada grįžti. Gal kartais į šitą lygą yra šiek tiek ir numuojama ranka, lyg ir ar ne tokia rimta, tikrai ne onkologinė lyga, gal čia būtų galima ir su ją ir gyventi. Kokie yra tie kraštutiniai, jau iki ko galima prisižaisti čia? Prisižaisti ir praktikoje nekartą yra tekę matyti, kada paciento kraujavimai baigėsi tuo, kad jisai net nualpsta. Dėl ko? Dėl to, kad tie kraujavimai lėtiniai iššaukia tai kažkurio momentu ir gausesnį pakraujavimą, kur netgi yra ir kraujo nusėdimas. Tai reiškia, kad mums reikia ir eritrocitų masę perpilti, atstatyti kraujo rodiklius. Tokie gausus kraujavimai? Taip, būna, kada yra dideli mazgai, mes turim intensyvų kraujavimą. Tai tas būna rečiau, bet tas gali būti, kad jeigu pacientas gyvena vienas, jis gali nesulaukti pagalbos. Tai jeigu mes tikrai turim kraujavimus ir kaip pavyzdys, ar stiklinės dydžio galim to kraujo matyti, tada automatiškai reikėtų skubiai kreiptis į artimiausią priėmimo skyrių, ar tiesiog ar planiškai pasirodyti, bet tai jau numoti ranką tikrai negalima, nes tai yra labai svarbus etapas, tai kad mes tos mazgus pašalintumėm arba kraujavimo šaltinį pašalintumėm. Tai va, tai tos būklės yra tikrai jau gyvybei pavojingos. O šiaip, iš tikrųjų, tai svarbiausias dalykas nepramiegoti piktybinių susirgymų, kas gali įtakoti, kartais šalia hemorojinio mazgo auga mažas polipas, pacientas gydosi kaip hemorojų ir sėkmingai gydosi, ir tas polipui tam augant šalia, jisai palaipsniui supiktybėja ir mes tada jau turime onkologinę lygą, kurią reikia jau gydyti drastiškai, nebe. Tai pats hemorojus išprovokuoja? Ne, pats hemorojus neišprovokuoja, bet jeigu mes turime polinkį į storosios ar tiesiosios žarnos vėžį, tie simptomai gali būti labai panašus. Svarbiausia, sakau, stebėti. Jeigu mums kažkas pasikeitė taip, kada neįprastai ar ne, kad mūsų, jeigu tie pakraujavimai buvo maži, arba tie simptomai buvo tik tai kažkoks diskomfortas, niežulys, bet jeigu prasideda, kad pasikeičia išmatų forma, sunkiau jau išsituštinti ir vaistai neduoda jokio efekto, vadinasi, mums yra kažkas kitko, ne hemorojiniai mazgai. Ir tada reikia tikrai sunerimti, tada jau reikia ir priemonių, ne tik tai užtenka proktologo apžiūros, bet reikia atlikti ir kolonoskopiją, tirti žarnyną, apžiūrėti visą storąją žarną, pradedant nuo tiesiosios žarnos. Bet ar galima sakyti, kad visada tai susijęs su vidurių užkietėjimu ir kad jeigu mes, sakykime, nežinau, profilaktikos priemonę ar ne, kad vieną rytą valgytumėm ten slyvas ar gertumėm kefyrą, greičiausiai tai būtų labai, sakykime, didelis žingsnis. Jeigu yra dideli mazgai, tai aišku, jeigu mes nebeturime vidurių užkietėjimo, jau formuojami kiti faktoriai, ilgas sėdėjimas, gyvenimo būdas, nebūtinai tai jau vidurių užkietėjimas žaidžia, tai ar padeda, ar pablogina situaciją. Bet reikia žinoti tai, kad hemorojus iš savęs tai yra liga, kuri nors vieną faktorių pašalinus, nereiškia, kad ta liga pasitrauks. Tai dėl to labai, jeigu mes žiūrime tą ligą kompleksiškai, tai vieno faktoriaus išmetimas tai nėra pagalba savo. Tai tą reikia suprasti, kas man sukelia. Taip, didžiausia dalis būna vidurių užkietėjimas, bet labai svarbu, sakau, kad jeigu tie visi ofiso darbuotojai vidury dienos padarytų kažkokią mankštą, tai tikrai būtų žymiai geriau tie, kurie turi susiduria problemų būtent su šia liga. Žodžiu, jums taip, jeigu reikėtų išvardyti kokias 3 svarbiausias profilaktikas. Profilaktikas tai yra mityba, antras dalykas tai yra fizinis aktyvumas, o trečias tai jeigu mes jau turime šią bėdą, automatiškai nenaudoti ar kieto popieriaus, rinktis apsiplovimo po pasituštinimo, drėgnesnės, minkštas, drėgnas servetėlės tam, kad netraumuoti valymosi metu tų hemorojinių mazgų. Tai galbūt tai tokie yra pagrindiniai dalykai, kad kaip iš visų pusių mes stengiamės apsaugoti, kad tas hemorojinis audinys neprogresuotų, nedidėtų ir mes gyventumėm sveikiau. Kągi, ačiū labai, Donatai, kad atvykote, ačiū už pokalbį, ačiū visiems klausysim, geros dienos. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Manodaktaras.lt